Sveiki visi, su jumis sveikinasi Mr. Distro ir tai yra jau ne 9-oji antrosios industrinės revoliucijos serija. Taigi šį kartą padarysim nei per daug, nei per mažai, bet esu kai ką jau nuplanavęs. Ir turbūt ką pastebėsite, tai dingo tie balti blokai viršuje, lubuose. Ir kaip matot, mes jų turim 14. Ir dar keletą man pritrūko, taip. Pasiemam. Taigi, aš nusprendžiau įdėti vis dėlto lempas, kadangi atsibodavo štai va šitie va torčiai arba deglai. Ir man jau reikia judėti į priekį. Taigi, šį kartą aš kažkaip laiko per daug ir nematuoju. Žinosiu maždaug kada baigti, tikėkimės, ir ten bus dar vienas planas. Taigi, iš karto einam prie reikalo. Taigi, kol visą tai mes darysim, man reikia, kad aš tai iškeptų 16 copper ir 64 redstone, arba kitaip tariant, tai būtų, tai yra, vietoj copper galim naudoti iron ir gausim alloy ingot tokį. Red alloy ingot, iš kurių mes darysim kabelius red power energijai, tai bus vietoj redstone. Taigi, tegul tie kepa ir kol tie kepa mes pasidarysim keletą tokių, bet prieš tai reikia dar nueiti iki mūsų crafting table ir jau kaip matote aš jau Mobius fuel verčiu į kitą kurą ir dabar jau iš Mobius fuel dabar turėtume gauti dark matter, atrodo, jeigu neklystu. O gal tą kietesnį kurą, na žiūrėsim. Taigi, man reikės bone mealo ir aš jį iš karto dedu kaip targetą ir darysim jį iš goldo. Neįsivaizduoju, wow, kiek daug. Taigi būtų užtekę man kelių. Nesupratau. Lapis lazulį neėmiau. Taigi, na, nežinau, gerą ranką pasiimkim, gerą kiekį. Ir kaip matote, aš savo crafting table išmokiau rubber tree, galim rubber tree sampling, galim pačią gumą, galim, nežinau, viską, ką norit praktiškai išmokinti jau. Šiuo metu tam nėra jokių apribojimų. Tik kaip pastebėjau dabar, kai su tuo kliku, tai man nesuveikė ir davė lapis lazulį. Ir čia yra toks bugas su convenient inventory, bet aš tikiuosi, kad jį greit ištaisys. Ir dar tiesiog sudedam 14 redstone, man reikės 14 šitų glowstone ir 28 bone meal. Ir gausim white lumar. Jį pasiemus ir dabar reikia šiek tiek stiklas. Stiklo šiek tiek per mažai, reikia išmokyti savo šitą transmutation table ir jisai išmoka, kaip matote, tokia patvirtė kaip ir kitų visų. Ir aš dabar štai va šitus išmokysiu į glass iškeisiu. Ir jeigu teisingai prisimenu, aš čia viską buvo atrodo iškeitęs, ne, dar yra šiek tiek. Taigi, įsimam visą, ką turim cobblestone. Įdedam vieną. Dar vieną. Na, iš tikrųjų, man jau kaip ir užtenka, bet tiek to. Pasimsim daugiau. Turim lumar, turim šituos. Tai čia 14, visų šitų po 14 ir iš šono eina stiklas. Ir gaunam white lamp, kaip matot. Ir aš jas einu, pravesiu štai šitaip. 1, 2. Dar neįsivaizduoju, kaip aš ją vesiu, kadangi aš esu belenkaip išdėstęs štai šitą tokį kaip ir raštą, tokį belenkokį padaręs. Taigi nežinau, kaip man čia išeis. Na va, viskas kaip paskaičiuota, 14 lempų. Čia gali būti šitam kampe tamsiau, todėl gali šiek tiek kitokių šviesų įdėti kažkokių. Bet dabar reikia sugalvoti, kaip man visas tas lempas sujungti protingai. Ir šiuo metu man kas į galvą tik ateina, tai šitos dvi yra vienoje juostoje, šitos dvi. Šitą vieną su šitom dviem. Čia, tai man dar vienos lempos trūksta. Tai čia turėtų būti lempa. Čia yra lempa, taigi dar vienos lempos reikia. Na, vėl kartuojam procesą, bet aš jau nebeturiu redstone. Dar turiu.
Ir reikia taip glowstone, nuo glowstone. 1, 2. Nežinau, atrodo vieno, kiek prisimenu reikia. Vienas šitas, 1, 2. White Lumar. Jį sudėjus štai šitaip su vienu tuo. Ir stiklo aplinkui gausim tą lempą. Taip yra. Turim vieną baltą lempą. Dabar ją vėl reikia įstatyti. Ir man reikia kažkaip jau tikiuosi iškepė mano jau tie alloy. Jo, taip iškepė. Juos ateinam ant crafting table. Išdėliojam štai šitaip jau teisingai. Ne, štai šitaip. Taigi, turim šiek tiek red alloy wire. 60 vienetų. Ir dabar man reikia sugalvoti, kur aš norėčiau nuleisti. Taigi, aš jungtuką norėčiau nuleisti šitoj sienai. Tai jeigu šitoj sienai, tai man reikia kelti, šiek tiek pasidaryti jau tokių pažangesnių dalykų. Ir man vis tiek reikės 2 deimantų, 2 iron gabaliukų, šiek tiek medžio. Arba sticks, ir mes sticks turim. 3, šiek tiek iron. Ir šiek tiek deimantų. Ir gaunam diamond handsaw. Dauguma žinot, ką tai reiškia, kas tai yra per vienas. Per daug pasiėmiau. Taip, man reikės kokių čia. Nu, tarkim 6 gal tų. Nežinau, kur noriu jungtuką, ar čia dėti, ar tenai. Gal vis dėlto čia reiktų. Tai kur mano eksas? Aš nejaugi eksų nebeturiu. Turėtų... yra. Štai čia. Pasiimam eksą, tarkim, štai čia dėsim šitą, tai man reikia šitą iškirsti. Dabar pasiimam vienai wooden slabs. Wooden slabs įdedam, gaunam wooden panel. Ir wooden panel įdedam ir gausim wooden cover. Taigi, dabar šiek tiek praveskim savo kabelis ir keliaut pagal šitą. Čia vieną dedam, štai šį čia ir dabar einam iš išorės pasižiūrėti, ar taip atrodo. Jo, per daug nieks nesimato, nesiskiria. Ir man dar reikia vieno cobblestone, ir nejaugi aš visą cobblestone iškeičiu. Akurat. Atgal. Man reikia cobblestone atgal iškeisti į... Tai yra viską atgal į cobblestone ir reikia vieną lever. Taip, vienas cobblestone'as, turim lever. Tai dabar štai įstatom štai čia, turėtų veikti. Wooden axe ir aš turėjau dar turėti wooden covers, taip yra. Ir dabar reikėtų įdėti vėl tenai. Taip, taigi, uždengiam, iškart pramiegam. Netimpim laiko, šią visą seriją turbūt aš vesiu elektrą maždaug, aš jums parodysiu kaip ir paskui parodau čia principą, kaip aš elgsiu su covers. Kol kas aš jų neuždengsiu. Ir man ko gero dar pritrūks kabelių, man reikės dar redstone'o. Taigi, kažkur štai čia. Ir dabar reikia štai šitaip. Vieną lempą turim. Paskui kaip man jungti prie kitos. Reikia mėginti štai šitaip gal. Turėtų veikti, man atrodo. Ir neveikia. Reiškia, reikia nuo to paties bloko, per šitą bloką nepereina elektra. Taip, kaip čia dabar padarius tada? Gerą šitą myslę savo užminiau, kol dabar viską sugalvosiu, kaip čia padaryti. Ir sardžiau šiek tiek raštą. Velnės nematė to rašto, taip čia, vienas basalt. Taigi, pravedėm štai šitaip.
Ko gero teks vesti štai šitaip. Ir neįsivaizduoju, kaip man dabar čia padaryti, kad... Ne, jau reiks viską aplinkui. Jo, taip reikės. Tai sunaudosim daug daugiau kabelio, negu mums jo reikėtų iš tikrųjų. Taip. Tada galim pravesti štai... Štai taip. Bet aš jau ir savo tą... Sugadinsiu savo šitą kaip tą... Stilių tokį. Ir man reikia vėl eit savo daiktų. Ir parodys, kaip aš dabar visą tai uždenginėsiu, kaip aš tai darysiu. Taigi vėl pasiimam Basalt, įdedam štai čia. Vėl įdedam atgal, vėl cover panels ir cobblestone panel strips. Ir vėl stone brick slabs, įdedam atgal. Stone brick panel. Ir stone brick cover. Ir man jų reikės nemažo kiekio. Kadangi vis dėlto tai yra... Tai štai čia. Čia turėtų keliauti štai šitas. Čia turėtų... Šitas atrodo. Ir čia turėtų būti... Štai šitas. Vienas. Matot, lempa dega, kita lempa irgi dega. Aš keliauju į viršų. Taigi, aš maždaug dabar taip vesiu kabelius. Jums paliksiu tą galutinį variantą, tai bus viskas maždaug iš apačios uždengta, kad raštą išsaugot. O iš viršaus bus tiesiog kabelį išvedžiota. Ir kai aš tai padarysiu, aš tada grįšiu. Taigi, iki. Taigi, aš jau ir grįžau. Gerą pusvalandį, kai sėdėjau ir kaip matot gaunam jau naują tą kuro rūšį, kurią minėjau anksčiau, tai bus Aeternalis Fuel. Nežinau, ar teisingas tarimas ir man iš tikrųjų nesvarbu, bet padariau vieną svarbiausių darbų, tai užbaigiau šitą sistemą. Ir kaip iš pradžių matyt, bandžiau čia per vidurį kažkaip praeit, bet tada būtų labai nepatogiai iššakuoti pagal šonus. Ir su vieno to jungimu tikrai nebūtų įsijungusios visos lampos. Vien dėl to aš padariau tiesiog nuo vieno šono pradėjau ir ėjau praktiškai taip zigzagais, taip, kol praėmiau visą apimtį, kol paėmiau kolką. Ir kągi, dabar mes jau pradėsim uždenginėti visą šitą tokią sistemą. Tai reikia įsiminti, kur koksai maždaug šitas mūsų blokas turi būti ir taip. Vien dėl to aš dariau, kad apačioje būtų vienas toksai, o iš viršaus aš paskui uždengsiu ir kad jūs matytumėte tą galutinį variantą. Taip. Šitas būdas bent jau... Taip, čia galim normalų bloką įdėti. Šitas būdas, kuris su Red Power 2 labai padeda. Ir kaip matot, aš galėsiu paslėpti viską po lubose pačiose ir man nereikės jokių papildomų šitų pribumbasų tenai, ar kad matytųsi baisiai. Ir taip. Uždengiam viską. Taip, štai čia. Tokiu būdu išsaugosim savo tą sukurtą kažkokį tai raštą. Iš tikrųjų, aš per daug nieko nesismulkinau, tiesiog gavau gerą ilgą laiko tarpą užtrukt, kol aš užbaigiau tai visą mūsų tą. Ir baigėsi velnias. Ne, dar turim. Tai štai šitaip. Čia. Štai. Čia. Ir dabar daugmaž atrodo visur liko sudėti štai šituos. Ir taip, čia. Užtrukau tikrai ne vieną minutę, kaip sakant. Čia teko pamastyti iš keletą bandymų, keletą klaidų buvo. Bet lempos nė vienos nepajudinau, tiesiog pačius tuos
kabelius vedžiojau tol, kol išvedžiojau ir kaip, žinokit, užėmė daug daugiau, negu aš galvojau, kad užims. Ir kabelių buvo pritrūkę, tai teko dar ir atstauno gauti. Taip, tik čia. Štai čia, štai čia. 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 Ir liko paskutiniai keletas blokų. Ir čia. 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 Ir čia. Taigi, atrodo visą šitą lauką užbaigiam. Ir dabar kaip įsitikinti, kad tikrai viskas gerai, kad nenukirtom kabelių kokių. Įjungiam rankeną ir žiūrim, visos lempos štai sudėtos, visas veikia. Visas apšviečia. Ir tikėkime, nesiras jokių mobų, tuo tarpu apšviečia ir viršų, ir apačią. Ir aš galvoju, kažką čia reiktų daryti. Na, sudėsim dėl tokio kaip ir... Ajajai. Na, tarkim. Tikrai per daug jisai čia nieko nepadės. Bet savo darbą atliks ir kol kas bus gerai. Taip, štai čia. Na, dar čia po vieną. Taip, štai čia. Na va. Daugmaž viskas jau sutvarkyta. Aišku, blogai, kad kai kurios lempos yra prie pat sienos, bet ką čia padarysi. Kažkodėl sugalvojau tokį dizainą, nežinau kodėl. Ir kągi jau atrodo, mes peržengėm 20 minučių ribą, jeigu neklystų, arba kažkur esame panašiai. Ir aš dar šį kartą padarysiu dar vieną aparatą, kurį matau štai čia. Tam man reikės energijos kristalų ir jų reikės visų 4, kaip matot. Kiek turim čia visų resursų, tiek ir sunaudojo. Tuos sudėsim štai šitaip. Mašininį bloką štai čia ir šiek tiek kabelių. Ir gaunam MFI. Kas jau esat mano matę šitą Let's Play praeito sezono, tai žinot, kad yra tas aparatas, kuris pakeis štai Deadboxą ir kažkoks buvo lag spike'as. Papusa baisiai nukrito, na nežinau, žiūrėsim. Jeigu išjungus, tas pats papusa. Nu įdomiai. Taigi, aš paskui dar sugalvosiu, man reikės turbūt kasti apačioj į rūsį, kad padėta MFI ir surinkti visą reikalingą energiją. O šiuo metu ta energija yra išsaugoma mano backpack'e. Ir taip. Atrodo viską pasikrovėm. Pasidarėm MFI, ką čia dar tokio galim. Dar vieną galim aparatuką tokį padaryti. Vieną deimanto reikės. Ir dabar tą deimantą įdedam į vidų, apdedam su 8 Mobius Fuel. Ir gausim Klein Star Ein. Jisai yra iš tikro geras aparatas. Ir aš dabar, tarkim, pavoksiu, nežinau, dabar nepavoksiu, bet tarkim, įdėsiu cobblestone'ą. Na, iš tikro čia tokios energijos kaip per daug ir negausim. Taip, tada reikia paimti štai šitą vieną. Čia iš tikrųjų vienas iš tokių dalykų, dėl ko šitas yra geras. Dar čia galima, aišku, laikyti. Ir taip pat galima, man rodos, įdėti štai čia pakrauti, bet nelabai. Ne, neišeina. Taigi, turim vieną, tarkim, gold barą. Įdedam, pasiemam bet kokį daiktą, bet tokios vertės svarbu, kad vienas tas gold baras išnyktų. Na ir mažiausiai tai bus, nežinau, vienas cobblestone'as. Įdėjau cobblestone'o, jo vertė yra vienas, arba netherrack. Šiuo metu įdėkim štai atgal ir pasiemam dar vieną Ajajai. Gal. Nu, cobblestone'as. Štai taip. Pasiėmėm cobblestone'ą, matot, liko energijos, čia nebėra jokių. Ir įdėjus vieną tą mūsų Klein Starą ir jį išėmus, kaip matot, energijos čia neberiko. O čia atsirado toksai kaip damage baras. Ir jį įdėjus atgal, mes vėl turim tą pačią visą energiją. Tai reiškia, kad šitas aparatas gali saugoti energiją savyje.
Ir tai labai bus pravartu mums keičiant vieną energijos rūšį kitą, tarkim, žinot, kad negalima keisti, negalima maišyti fuel su matter, tai yra negalima, tarkim, iš vieno, ką mes tokio turim, iš koalos gauti fuel. Iš koalos mes negalim gauti cobblestone, niekaip, neleidžia. Tačiau, kai padarom štai šitaip, ir tarkim liko energijos, įdedam Klein Starą, ir mūsų tas Klein Staras pasipildo. Taigi, čia tokia kaip smulkmena, nieko tokio prabangaus, bet, kaip sakant, gero ir naudingo, ir mes jį tikrai naudosim. Ir atrodo yra išleistas dar vienas toks atnaujinimas tam Equivalent Exchange modui, kurį aš greitų metu atnaujinsiu ir ten kai kas pasikeis. O konkrečiai kas pasikeis, tai bus čia inventoriui šiek tiek, daugiau grafinių dalykų ir kiek žinau, jau atsirado šitas multiplayer modui. Taigi dabar jau galėsite jį naudoti ir serveriuose ir kągi. Šį kartą tiek, apšvietėm, šiek tiek parodžiau keletą naujų dalykų. Išjungiam, įjungiam. Taigi, su jumis buvo Mr. Distro ir iki sekančių susimatymų. Ate.